Va, jau matau, sekundės tradiciškai pradėjo suktis. Tai sveiki gyvi žiūrovai, kurie prisijungėt gyvai šiandien į jau tokį kaip ir tradiciją tapusi pokalbį. 6 kartą susitinkam su coachingo mokyklos tiek studentais, tiek jau ir pabaigusiais mokyklą, kurie pasidalina savo istoriją, savo mintimis, savo žiniomis. Ir galbūt kas jau tokie dalykai pasistebėjo, kad kai kas ir atpažįsta save iš tų istorijų, tai tie, kas atpažino, užsiregistruoja į pokalbį, pasikalbėti apie mokyklą, kai kas net ir registruosi tiesiai į mokyklą. O šios dienos tema yra, kaip čia pasakyti, galvoti paprasčiau. Galbūt jums yra tekę susidurti su tokia situacija, kai kažkas jūsų paklausia klausimo, ar kažkokią tai mintį pasako, ir tas žmogus dar nebaigė sakyti, bet jūs jau žinot, ką reikia padaryti, ką jam reikia patarti. Tai kartais galbūt tai gali skambėti kaip kažkokia supergalia, kaip mūsų atviešinė Akvilė yra įvadinusi, bet kartais tai kainuoja tam tikrus dalykus. Tai šiandien su Akvilė mes ir apie tai pasikalbėsim, tai galbūt nieko nelaukiant. Akvilė, toks pirmas klausimas būtų tau pačiai. Tai kokioj, tu esi dabar ir coachingo mokykloje, mokiniesi, judi link šito akreditacijos ir to pačiu esi vadovaujančias pareigas užimanti vadovė. Kaip tu pati vertini savo kelionę coachingo kelyje? Šiaip coachingas iš esmės mane pakeitė turbūt imant nuo pat pradžių, kaip su savo coacheriu pradėjau dirbti ir nesupratau net kas vyksta, nes pradėjau nuo lyderystės augimo ten schemų ir tada supratau, kaip smagu augti ir galiausiai pasiekiau tam tikrą lygį, kad supratau, kad dar smagiau gal auginti ir kitus. Ir kai pradėjo kilti tie klausimai ir mane būtent coacheris nukreipė į mokyklą ir tada dar labiau viskas apsivertė, kai supratau, kad čia nėra apie, kad coacheris yra išminčius, kur žino visus atsakymus. Aha. Kad tai labiau tas padedantis pačiam žmogui rasti atsakymus. Ir dabar kokiam ir tam kely, tai transformacija turbūt buvo kelias per tą coachingo mokyklą, dar turbūt bus ne viena praktikuojant patį coachingą, tai dabar taip artėjau prie 60 savo praktikos sesijų ir kiekvieną kartą vis kitaip viskas. Okay. Tai jūs jau peržengus tą pusės laiptelį, tą jau kryptį. O Akvilė, paminėjai kelias transformacijas, kurios įvyko pas tave. Galėtum pasidalinti bent vieną? Turbūt labiausiai įsiminus, tai būtent ta pirmoji, kai pradėjau tą lyderystės augimo procesą ir supratau, kiek nedaug reikia padaryti, kad keistus viskas iš esmės. Ir ten ir tuometinė organizacija gavau kažkokį apdovanojimą už didžiausią pokytį, nors iki tol buvau turbūt kaip ir dauguma galvojantis, kad ne, čia žmogus negali pasikeisti, jau kokia esu, tokia esu, jau čia priimkit mane tokį. Ir tada, kas man įsijungia, kad aš nebegalėjau sustoti tam augimo kryptyje. Jau tą ir duokit man dar feedbacko, ką aš dar galiu čia patvarkyti ir tokia pasidariau savęs taisytoja. Tai turbūt čia vienas, dar turbūt irgi buvo ne vienas ir kas susiję ir su karjeros pokyčiais, tikrai ką coachingas padarė įtakos tam ir turbūt čia dabar coachingo mokykloje aš Gediminai girdžiu papildomą triukšmą. Tai tada sekundę lauktel gerai, aš tada pabandysiu daryti langą. Kaip dabar geriau? Arba medžius po vietros, ne, arba žolę. Jo, čia tvarko, matau už lango, tai pačiu geriausiu momentu, kai mūsų turėjau pokalbės prasidėjo, tada turėjau ten tas dalykas. Bet aš uždariau langą, tai tikiuosi šiek tiek geresnis dabar. Tai jo, ir coachingas man padėjo ir keistis
ir keisti pareigas, ir augti, kaip pasitvirtinti kaip vadovė, vis stipresnė vadovė. Ir dabar ta transformacija pavirto į tą vadovavimą naudojant coachingą. Ir tai man žiauriai patinka, nes nustojau spręsti už kitus, siūlyti už kitus, išmokau geriau klausyti, užduoti gerą klausimą ir turbūt čia aukščiausias lygis jau man pasirodė išlaikyti tylą, nes ten vadovėlį buvau prisiskaičius, kad ten stebuklai vyksta po ten kažkelių sekundžių tylos, bet dabar taikant coachingą supranti, kiek tos tylos iš tikrųjų reikia ir kur dar jau norisi kažką užkalbėti, bet dar matai, kad dar kažkas vyksta ir dar gausi tą atsakymą. Tai jo, labai fainai. Ir dar tik pradžia, tai čia dar fainiau. Ok, Akvilė, aš atsimenu, kad mes kai prieš pokalbį šiek tiek ir susirašėme ir apie kelis klausimus diskutavom. Tu buvai įsivardinus, kad viena iš tavo stiprybių yra tas greit pamatyti, nežinau, iššūkį, problemą ar tai situaciją, su ko žmogus susidūrė, iškart pasiūlėt sprendimą. Taip. Kaip tai atrodydavo tavo darbe iki coachingo? Kaip konkrečiai tai pasireikšdavo? Praktiškai turbūt taip, kaip ir tu paminėjai, kad dar žmogus nespėjo suformuoti iki galo, apie ką čia galvoja ar kokią problemą turi, aš jau turiu lėkštutę kaip pateiktą sprendimą. Ir pradžioje, kai pradėjau irgi, nežinau, pati tose coachingo sesijose ir žinau, kad reikia daugiau užduoti klausimų ir panašiai. Ir pamačiau pokytį, kad kai tu siūlai savo idėją greitai, tarkim kaip vadovė, tai gaunu kartais grįžtamą į tokį neigiamą ryšį, kad žmogus pradeda priešintis, nors jis tarsi atėjo su savo problema. Ir atrodo, tai jeigu atėjo su problema, tai fainai, kad aš ją išspręsiu. Ir kai pradėjau ten dar iki coachingo mokyklos bandyti tais klausimais, supratau, kad kai užduodi, tada žmogus pats eina link to atsakymo ir jis net gali būti ir tas pats kažkoks sprendimas ir jisai jam nesipriešins, nes pats sugalvos. Tai turbūt ten viena iš tokių dar mano šitame etape klaidų buvo, kur galvojau, kad coachingas yra užduoti klausimus taip, kad gautum tavo atsakymą, kurio pats laukiu. Ok, kad tarsi pasitvirtintų mane, ką esi susidėliojęs. Tipo, kad jo, ne aš pakišiu tą atsakymą, bet aš per klausimus užlankstysiu taip, kad tu pats sugalvosi tai, ką aš noriu, kad tu sugalvotum. Ir turbūt čia pradėjus mokyklą supratau, irgi toks buvo, kad ne taip, vis dėlto čia. Tai ir labai aišku, ką tas duoda. Man labai smagu spręsti problemas, bet turbūt man nebūtina, ne turbūt, bet faktas, kad man nebūtina spręsti už kitus žmonės tas problemas. Turiu pakankamai, turbūt ir pati problemų galiu rasti, ką man reikia tam prasispręsti, dėlioti strategijas, kažkokią viziją nubrėžti ir panašiai. Tai ir kas čia, aišku, naujienos nepasakysiu, bet kai pats žmogus randa sprendimą, jo visai kitas yra įsitraukimas jį gyvendinti, negu aš ateisiu ir pasakysiu, čia problema tokia, imk išspręsti, tai gausiu ir pasipriešinimą ir jeigu ir vykdymą, tai per sukastus dantis. Tai visai kitas ir žmogus įsitraukimas, kitas jo įgalinimas, kai jis gali pats spręsti savo problemas, rasti atsakymus, bandyti eksperimentuoti ir gauti tik tai, nežinau, palaikymą arba tinkamą klausimą iš vadovo. Tai tas atrodo iš vienos pusės sunkiau, nes reikia tau keisti save, bet po to pasidaro lengviau, nes tau nereikia spręsti už visus visko ir tavo komanda tiesiog dirba sklandžiai pati suprasdama, ką reikia pasitvarkyti ir kaip tą daryti. Akvilė, kiek tuo momentu, ar galbūt ir dabar turėjai po savim pavaldžių žmonių? Plius minus. Dabar? Aha. Apie 40. Tiesiog, bet komanda tokia, tai tiesioginių 6.
Okay, tai 40 žmonių. Ką tavo, dar prieš coachingo mokslus, kai prieš tą mąstysenos pokytį, ką tau kainuodavo tas dalykas, kad tas 40 žmonių, galbūt ne visada, bet nuo karto pas tave ateina ir užduoda vis klausimus, arba tai prašo patarimo, tai prašo idėjų. Daug paminėjai apie tos dalykus, ką duoda, kai pasikeičia, žinai, šitą situaciją, bet ką tau tuo momentu tai kainavo? Aš turbūt nebuvau pasiekus to lygio, kur ten visi eidavo ir manęs klausinėdavo, nes man jau užtekdavo ten, jeigu, kaip įvardindavo, ten kartais pageidavimų koncertas, kai kažkas prašo, ką tu padarytum, tai čia, toks, nežinau, kaip ir fainai atrodo būti tokiu išminčium, kur ateina žmonės ir tu jam klausia atsakymą. Bet supranti, kad ne čia yra vertė, kur tu sukuri ir didesnė vertė, kai jie patys įspręs. Tai turbūt tokio, kas užsikrauna visada, kad galutinis atsakymas, tai tokio nebuvau pasiekus lygio, tai ir nebuvo gal to didžiulio pokyčio. Pokytis, kur tikrai pajaučiau, tai žmonės suprato, kad kai ateina pas mane klausimo, aš juos visada grąžinsiu pas juos ir sakysiu, ką tu siūlai, arba kokios tavo mintis, kokie variantai, arba ten iš esmės, ko tu nori iš to. Tai jeigu anksčiau kažkiek tai gaudavau tokių klausimų, tada jau net gavau grįžtamą ryšį, kad aš jau žinau, kad kai pas tai eisiu, tai jau man reikia būti sugalvojus, kaip aš tą matau. Tai turbūt čia tas išsiugdymas buvo, kur man reikia mažiau galvoti. Ir tai yra fainai, nes yra apie ką galvoti ir taip. O Vilniau, įdomu, man irgi galbūt tokia dalis labai, kai dirbant su vadovu ir su vadovais, pastebiu, kad kartais būna ta situacija, kad kai mes pakeičiam savo veikimo modelį kaip vadovai, galbūt daugiau tokio ugdančiuoju vadovu, iš komandos tada kyla klausimų, tai tu esi vadovas, tai padėk man įspręsti. O dabar ateinu aš pas tave ir vietoj to, kad man padėtum čia ir dabar įspręsti, gaunu, žinote, klausimų, kažkokių tai galbūt užuominą, dar kitų dalykų, bet ne tokio, tai gal taip paprastai pasakysiu, tu esi vadovas, tai kam tu čia esi daugiau reikalingas, jeigu nepadėtum man įspręsti klausimus. Kaip pas tave komandos reagavo, kai pasikeitė tavo veikimo modelis? Turėjau tokių irgi feedbackų, kad ką čia, nes įsipareigojau prieš savo komandą, sakau, dabar aš mažiau duosiu patarimų, daugiau užduosiu klausimų. Ir gavau tokio feedbacko, kad jeigu aš ateinu pas tave patarimo, tai man nereikia tavo klausimų. Tai tada iš esmės viskas, ką atradau, kad viskas per balansą, nes kartais, kaip nereikia kraštutinumų, jeigu žmogus ateina ir sako, gal žinai, kur yra segtuvas, tai nesakysiu, kaip tu manai, kur norėtum, kad jis būtų. Tai tas patirtim pasidalinimas turbūt neišvengiamas yra, bet svarbu, kad žmogaus įsijungtų tas mąstymas, nes viena yra pasakyti, kaip aš tą darydavau anksčiau, bet visai kas kita yra sukurti, kaip tas žmogus tą darys dabar. Tarkim, nežinau, jeigu ten kalbam, kas mano pozicija atėjo, kai man keitėsi pareigos. Tai turbūt dabar nebegaunu tų pastabų, kad nustok klausinėti, žodžiu, pasakyk atsakymą. Gal ir tie klausimai tapo, nes pradžio, kaip įsivedi tą coachingą, tai tie klausimai šabloniniai ir bent jau man taip gal ir visiems būdavo, kad tarsi girdi šono kažkokį iš vadovėlio ištraukiau čia klausimą. Ir jie, kai tampa natūralūs, tada ir gaunasi, nežinau, tas mąstymo partneris, kad jeigu ateina žmogus su problema, tai mes kartu pasamprotaukim, kaip ją išspręsti. Tai nebus mano atsakymas, bet ir nebus kažkokie tai paviršiniai klausimai, kur žmogus jausis kaip atsimušęs į sieną, o ne ieškantis to sprendimų. Geri klausimai, Gediminai, man randu naujo minčių. Tai...
Nu, matai, va, kai kolegos coachingo specialistai esam, tai vis tiek turbūt dėliojasi ten tos mintis panašiau, kaip čia formatų, gal taip įvardinti. Tai šiek tiek palėtėm, kaip buvo prieš, kaip dabar yra, mes dar kalbėjomės apie tą momentą, kada įvyko tas galbūt, kaip čia įvardinti tiksliau, kada atsirado daugiau noro pačiupinėti patį coachingą kaip metodą, kas vyko, kaip tai pasidarė, kaip tai įvyko. Tai pradžiai, aišku, negaliu sakyti, kad šiaip žiauriai džiaugiuosi savo coacheriu ir negaliu sakyti, kad iš jo išmokau, žodžiu, kaip tą daryti, nes tikrai, kai būdavau klientė arba kai esu klientė, nu dabar gal pasikeitė, bet kai būdavau klientė, tai nebandydavau perimti tai, ką jisai daro. Bet kažkurio metu pajutau, kad ir ten kažką dar paklausiau, gal paskaičiau, kad būtent tos reikia daugiau užduoti darbuotojams klausimų, daugiau palikti tylos, tų pauzių, žodžiu, ir tada mano pagrindiniai klausimai buvo ar ir kodėl. Ir tada paskaičiau, kad ne čia užduoti klausimą, reikia kitokių, ir aš supratau, kad aš nemoku kitų klausimų. Nes jeigu ten nori išsiaiškinti, kodėl žmogus kažko nepadarė, tai tu ir klausi, kodėl. Ir tada jis, nu, žinom, įspraustas į kampą ir jis tada jau nervuojasi ir ginasi arba ten susigūžia. Ir aš per coachingo sesiją sakau, girdėjau, kad reikia daugiau klausimų klausti ir kad blogas kodėl, tai kuo tas klausimas blogas ir kokių kitų klausimų būna. Ir coacheris atsisuko, ištraukė coachingo įprotį, sako, paskaityk. Ir tai po biškį, po coachingo įpročio iš karto ir į mokyklą buvo jau pirmas žingsnis, nes ir mokykla įžanginė knyga yra apie coachingo, būtent tas coachingo įprotis. Ir iš tikrųjų pradedi naudotos klausimus ir dabar, aišku, ir praktikoje dar vis... Gal kodėl klausimų ir mažiau būna, bet ar klausimų tikrai pasitaiko ir tas, kur bandai dar po vieną išrankat ir tos gilesnius klausimus traukti. Tai taip. Tai kaip suprantu, pirmas toksai žygis, noriu sakyti, žingsnis buvo knyga. Tai o po knygos iš karto nusprendė, kad ateinu pasimokyti coachingo, plačiau ar dar kažkas buvo etapas? Ne, praktiškai iš karto. Džiaugiuosi savo darbu ir savo darbdaviais, kurie pamatė potencialą, kad galėsiu atnešti įmonį naudos. Tai tiesiog teko papičinti. Kad padengtų kursus tą mokyklą ir man atrodo, kad sukaupu ir grąžinu organizacijai, nes ir mano visa praktika ir klientai ir kolegos. Tai turbūt čia vienintelis ir buvo, tik taip susiderinti su darbdaviais ir tada jau laukti, kada prasidės mokykla. O mokykla buvo visai kitokia, negu tikėjausi, jau šokiravo nuo pirmų pamokų. Čia šiek tiek įdomi vieta, gal norėtųsi truputį stabtelti. Labai panaši kelionė, ką aš keliavau. Aš irgi pradėjau mokintis coachingo, būdamas vadovu, irgi kad tapčiau geresniu, labiau, kad įtraukiančią komandą. Lygiai taip pačiai organizacija dengia dalį mokslų kainos. Ir lygiai taip pačiai, tam tikras sesijų kiek irgi nuvedžiau organizaciją, kaip ir, nežinau, kaip mainos, pavadinkim tai. O kaip tu pati dabar, matai, Akvilė, kaip coachingo įgūdis ir coachingo sesijos, kur vedi kolegoms, kuris tau momentas dabar atrodo iš tavo perspektyvos labiausiai prisideda prie organizacijos, kad kai yra vadovas, kuris turi coachingo įgūdžius,
ar kai yra coachingo partneris, pas kurį gali ateiti, bet nuturėti coachingo sesiją? Man vienareikšmiškai atrodo tas kelias dabar teisingas, bet gal net ir nereikia buščius, iš tikrųjų teisingas yra tas vadovavimas naudojant coachingo. Ir tai pasireiškia visur, ir nežinau, ir susirinkimuose, ir kalbant su vadovais, nes tikrai būna, kad ir su darbuotojais, ir su kolegom, su visais, nes būna tikrai visiems situacijų, kur kaip požiai susirėmė galvom su kitu kolega ir nieks nepajuda. Tai tas coachingo visas įgūdis, jisai iki to priešingą pusę nueina realiai. Tu išklausai žmogų, įsigilini, ką nori pasakyti ir aišku, ten tavo savybės irgi, čia turbūt antra pusė, nes irgi tą lyderystės auginimo dabar antrą ratą einu ir tos savo savybės irgi reikia atsišlifuoti, kad tu ne tik išgirstum, derinant santykius su kolegom, ne tik išgirstum jo poziciją, bet rastum, kaip jo pozicija persidengia su tavo. Tai man atrodo, kad teisingiausias kelias efektyviai ir gerai organizacijai yra būtent tas vadovavimas naudojant coachingą. Tai norisi tą plėsti organizaciją ir toliau ne tik per savo padalinį ir žmonių įgalinimą, nes tikrai matau tą, kad tikrai mažiau reikia dirbti, tada kai tavo darbuotojai yra įgalinti, išgirsti ir patys galvojantis ten sprendimus ir atraukiantis organizaciją į priekį, tai viskas daug lengviau yra negu atvirkščiai. Plius atvirkščiai aš ir su botagu niekad nemokėjau stovėti. Tai čia turiu įrankį, kuris dar pastiprina tą pusę, kur įrankius atiduodu patiem darbuotojams rankas, kad jie darytų geriausiai, ką jie moka. Tos kaip papildymas gaunasi tada, tavo tam tikrų savybių, coachingas gaunasi tiesiog ne kažkoks užkeitimas tam tikrų dalykų, bet papildymas, kurie taip sakys. Okay. Tokio įrankių dėžė ir tokia geroka, nes dar įrankių dėžė dar sakyčiau, va čia ką papildomai ten mokais kažkokius metodus ir panašiai, o čia, nežinau, visas pūlas turbūt, ar pagrindas, gal net pamatai pastatyti, nors ir vėliau, bet tvirti, man atrodo. O kalbant, žinai, apie mokymo dalį, kartais būna tokių situacijų, kad dalyvauja mokymuose, čia nebūtinai coachingo, bet kuriuose kitose mokymuose. Ir praeinamas kursas, gaunamas sertifikatas ir kai kurie daugiau naudoja to, ko išmoko, kiti mažiau naudoja tai, ko išmoko. Kas tau padeda naudoti daugiau to coachingo, tai, ko išmokai coachingo mokykloje, kaip tu, ko dabar mokiniesi ir nepameti to kelio? Priemai. Nes coachingo mokyklos etapai, neatsimenu, koks ten, kaip vadinasi, pirmas išbandy coachingo turbūt, ne? Ar patirti coachingą. Kur 10 sesijų ir gali viskas jau praktikuotis praktiškai tam darbe naudotojai, jeigu tau nereikia akreditacijos. Bet dėl ko norėjau eiti ir toliau, nes žinau, kad viskas yra pasibaigti su 10 sesijų, o kai eini jau ilgesnį kelią link akreditavimo, tau vis tik reikia 100 to nuolatinio, kad tu eitum į nuolatinį įprotį, o ne būt ten su 10 sesijų ir viskas, tam, kaip sakai, galima ir pamiršti ir nebenaudoti. Tai ir va tas tikrai labai geras suskirstytas mokyklos ten tas etapiškumas, kada turi 40 padaryti, kada 60, kada 80 ir kada jau 100 turėsi. Tai leidžia ir man žiauriai patinka, aš nežinau, visada buvau pirmų nemokanti susidėlioti timeline, tai man va to reikia kažkokiu tai milestone, kur aš pasiekčiau susidėliojus. Tai vis dėlto verčia tas
Ir šiaip mano iš Cliftono stiprybių yra dar viena achieverė esu, tai man, jeigu turiu tikslą, man reikia būtinai išsibraukti, kai jį pasieksiu. Tai tas turbūt, kad mokykla nuleidžia tikslus su milestone'ais ir eini kryptingai link jų. Akvilė, mes turim klausimą. Vaidą, aš jį paviešinsiu. Rūta, tai ačiū tau pačiai už tai, kad dalyvauji pokalbyje ir kad uždavai klausimą. Tai Rūta klausimas yra toksai, kaip išsirikote coachingo mokyklą? Kaip atsakytum, Akvilė? Ačiū Rūta už klausimą. Buvau šališka. Tai galvoju, vis vadinu coacheris, bet dirbau su Povilu ir šį Povilą pažįstu nuo universiteto laikų. Tai jis pasiūlė, jo mokykla ir aš kitų net nesvaršiau, nes man Povilas yra numeris 1 žmogus apskritai, ne tik coacheris, bet tikrai jisai prisidėjo prie daug permainų mano gyvenime. Tai net nenagrinėjau kitų alternatyvų, net nežinau, kad yra kitų mokyklų, bet Povilas, ką daro labai gerai. Tai rekomendacija. Ačiū, Akvilė, ačiū Rūta už klausimą. Gal aš šiek tiek tada pasidėkant prie pačios mokyklos. Paminėjai, kad yra tie rėmai, kurie padeda tame kelyje išlikti ir nepamesti to kelio. Ką dar labiausiai vertina coachingo mokykloje? Aš nekalbu, žinai, kad būtent apie kaip čia, būtent kaip coaching LT mokykla, bet apskritai, kaip čia mokinant iš šitoje mokykloje, kas tau labiausiai patinka, ką labiausiai vertina? Turbūt pirma mintis ir buvo bendruomenė. Ar aš esu žiauriai aktyvi bendruomenės dalis, tai nesu. Bet turbūt tas ryšys, kur užsimezga ir su jumis, ir su kitais bendramoksliais mokykloje, ir tada turi drauguose, matai, kaip kas stumėsi į priekį, ten savo pavyzdžiais dalinasi, toks gaunasi įkvėpimas. Ir to pačiu galimybė gan nesunkiai susitarti dėl coachingo sesijos, nes dabar dar ypatingai ten renkantis, praktikuojantis ir tie sesijų mainai. Tai prieinamas variantas, sakykime, turėti coachingo sesiją tada, kada tau reikia ir tikrai nepaisant to, kad esam pradedantieji, bet tikrai to užtenka, kad rastum atsakymus. Ir kaip pats Povilas ir kartoja, kad nepabuvęs geras klientas nebus ir geras coacheris. Tai čia turbūt tas prieinamumas coacherių kiek tik nori, tas įkvėpimas iš kolegų, palaikymas ir bendruomenė, kur gali rasti visą įmanomą informaciją ir užduoti klausimą ir gauti atsakymą. Ir aišku, ten begalybės papildomų mokymų, kursų, konsultacijų, kiek tik turi laiko, tiek turbūt ten gali rasti, ką papildomai sužinoti. Tai stipri bendruomenė. Žodžiu, judesio yra judesio. Yra. Turbūt dėl to ir sakau, kad nesu pilnai įsitraukus, nes neįmanoma viso to judesio atrodo. Kai bandai dar, kai coachingas nėra pagrindinė veikla, turiu galvoti dar ir darbas, ir coachingas, ir tada dar viską apriepti. Būna to, kad gal ne viską pasiemu, bet turbūt viskam ateis laikas. Jo, taip turbūt taip yra dėliojama, kad kiekvienas pagal savo kelią, pagal savo tempą pasireka, kiek kokias jis nori. Tai čia yra visiškai normali dalis. Turbūt paskutinis klausimas, Akvilė, tau pačiai. Ir iš laivo klausimų matosi ir tikrai žiūri, aš bent tikiuosi, kad žiūri ne vienas vadovas, kuris nusvarsto, coachingą mokintis, kada jo mokintis.
ką tu jam pasakytumėt, kuris šiuo metu mūsų žiūri, ar tiesioginiai transliacijai, ar galbūt žiūrės įrašą ir galvoja, neturiu laiko, vis dar abejoju. Tai ką tu jam patartum? Buvo truputį tas, nes paini, kad ateina coachingas įmonės, bet daugiausiai, ką susidūrus, tai HR-ai, kad tai HR-ai eina mokytis coachingo. Ir aš, aišku, HR su coachingu labai gera irgi gera pozicija, bet vadovai tai yra dar svarbiau. Nes kaip tu kitaip įgalinsi komandą ir čia yra būtent tai, kas tau padeda įgalinti ir kaip padaryti, kad tas tau, nežinau, išvažiavus 2 mėnesiam į kalnus, tavo organizacija važiuotų taip, kaip važiavus, o ne bandyt bijot pasimti 2 dienas laisvas, nes bijai, kad sugrius viskas. Tai coachingas padaro taip, kad viskas važiuotų ir be tavęs, o tada vadovas pats yra reikalingiausias, kuris moka taip užkurti komandą, kad nereiktų per petį žiūrėti, kas vyksta ir bijot, kad sugrius. Tai laiko skirt reikia, bet tada tas laikas ir susitaupys. Ir manau, kad čia ateitis. Tai kas pradėsim pirmieji, tas būsim tik tvirtesni rinkoj. Manau, kad taip. Įgausim tokį strateginį pranašumą. Manau, kad taip. Matau, laikas jau 31-32 minutė, kažkaip taip nepastebimai prabėgo čia besiklausant tavo istorijos. Tai ačiū tau labai, Akvilė, kad pabuvai čia, pabuvai tą pusvalanduką, pabuvai su mumis, pasidalinai savo istoriją. Esu tikras, kad tikrai tie, kurie žiūrės, atpažins dalelę savęs tavo istorijoje, nes kažkaip tikiu, kad dauguma vadovų nori išvažiuoti 2 savaitės, gal į kalnus, galbūt kažkokią kitą sritį. Ir žinot, kad viskas ok, situacija susikontroliuojama, galiu ramiai sėtis. Tas, man rodo, ypatingai šiais laikais yra labai, labai, labai svarbu. Ačiū tau, Akvilė. Ačiū tiems, kurie žiūrėjo, ačiū tiems, kurie žiūrės tą įrašą. Po įrašo aš paliksiu komentarą. Komentarį rasite nuorodą, užsiregistruoti trumpam pokalbį su manimi, kuriame galėsite pasitikrinti, ar coachingas jums yra sekantis žingsnis. Tiesiog pasitikrinti, nepirkt, bet tiesiog susižiūrėti, ar tikrai coachingo įgūdis gali būti jums naudingas šitoje vietoje. Tai kviečiu užsiregistruoti, 20 minučių trumpam pasitikrinti ir atsakyti į savo galbūt vieną svarbiausių klausimų šiai dienai. Ačiū visiems ir iki susitikimo po kelių savaičių. Ačiū labai. Iki. Ačiū. Iki.